Šiandien nėra labai įspūdingo saulėlydžio kol kas. Bet vaizdas ganėtinai įspūdingas, ypač žiūrint akimis, kas čia buvo. O ne. Bandau pastatyti telefoną kažkaip, kad būtų kadro. Bet telefonas turi labai daug touch funkcijų, kurios man neleidžia tiesiog pastatyti telefoną ramiai. Palaikysiu kurį laiką. Nežinau, kiek aš čia galiu filmuoti. Tai va, atostogų pasiūlymas, planas. Jie vykdyti meno populiarinimo projektą Europoje. Pirmiausia, tai norėčiau pakviesti keletą žmonių, nedaug, gal 2-3, kurie norėtų apžiūrėti El Salvadorą. Šiek tiek iš įdomesnės pusės ir pamatyti, ką būtų galima nuveikti už 2-3 tūkstančius pinigų. Ir paskui galim keliauti atgal į Europą. Ir Europoje aplankyti tas vietas, kur man jau teko būti. Tai galėtume pradėti nuo Taranto miesto. Taranto miestas. Aš ten turiu draugų. Ten prie mūsų prisijungtų realiai viso miesto artistai. Ir pagrindinis iš jų yra 5 žvaigždučių šefas. Tai, ta prasme, pinigų reikia pradžiai pradėti, tos pinigus greitai padėti ten, kur reikia, ir pradėti vykdyti projektą, kur menininkai ir ypač vietiniai menininkai galėtų ir turėtų progą reikštis ir pasireikšti. Kursim kiekvienam visokius tenai socialinių tinklų kanalus labai įdomius. Už šitos pinigus aš jums kuriu atostogų filmą. Ir mes pereinam kaip ir aš nežinau, ta prasme, galima žiūrėti taip, kad jūsų atostogų bilieto kaina yra tobula investicija į mūsų ateitį. Tai vat, kur kas gražiau yra gyvenimą žiūrėti savo paties akimis. Ir yra žmonių, kurie nori judėti natūraliais keliais, natūraliais maršrutais ir natūraliais
metodais, nes jiems taip yra įdomiau. Šiuo metu taip judėt yra be galo varginantis užsiėmimas. Už tai, kad pasaulio gatvėse mes matome panašius vaizdus. Ir kodėl taip yra? Taip yra todėl, kad mes truputį pametėm savo tikslą. Nes šiuo metu visi gyvenam kaip karaliai, bet nematom, kas vyksta netoliese už miesto ribų. O jeigu matom, tai labai greitai pravažiuojam ir nelabai įsidėmėm, kiek yra to. Ir visos šitas žiaurios statybos ir visokiausi tokie, kaip čia, visokiausi transportavimo darbai ir logistikos, jos iš tikrųjų labai smarkiai atsiliepia ne tik visos žemės gyvybės patirtyse. Ir čia jaučiau per daug. Two more. Ahí está. Con ese sí quitan los insectos rápido. Este va a quitar todos los problemas. Ahuyentarlos. Ya vamos a estar en paz. Čia gali laisvai gyventi kokie 20 žmonių. Ir reikia padėti užnešti kalną maisto arba vandens ar dar kažko. Bet čia labai ramu.